didžiulė problema. Ir mes gamtos patruliai išskubėjome į įvykio vietą, mums paskambino žmogus ir tiek daug kalbėjomės, net nesupratome telefonu, ką jis kalbėjo, dėl to atvažiavome įsiaiškinti. Taip, atsakykite. Pona, suformuluokit problemą, nes mes supratome, kad šiukšlės yra didžiausia problema, taip mes su to sutinkam, mūsų laida yra tam ir skirta, kad įsiaiškinti, kokios yra problemos. Tai dabar suformuluokite visiems televizijos žiūrovams, kas per problemą su tom šiukšlėm. Taip, tai aš skambinu, aš Giedrius Savickas iš 67 būdo. Suprantat, yra tokia problemėlė, kad mes 17 namas visą laiką mokam už komunalinius šiukšlių išvežimą. Šiukšlių išvežimą. Nu, aš čia gal laikinai dar gyvenu dabar, nes aš turiu šiaip nuo savo namo, bet vis tiek problema labai didelė. Mes mokam už šitos konteinerius ir priklauso 17 namų. Jie nepriklauso 19 namų. Suprantat, 19 namų konteineriai yra už darželį. Jūs už šitos konteinerius mokate? Taip, mes mokam už šiukšlių išvežimą prie kiekvieno komunalinio, prie kiekvieno mėnesio mums skaičiuos. Normaliai išaiškinti. Tai kame problema? Todėl, kad yra atsiradęs žmogus, kuris iš 19 namų neneša į savo konteinerius, o neša į mūsų konteinerius, suprantat? Aš moku, aš moku kaip už savo elektrą, už viską ir aš naudoju savo, suprantat? Va. Palaukit, pone. Aš jau iškviečiau, nes man jau atsibodo, žinokit, kiekvieną dieną čia stovėtų 6 vakaro iki viso. Jis visą laiką apie 7 valandą pusę 15 dieną šiukšlių. Tai čia yra tas ponas, kuris šitas durnius, nu ne durnius, sako, kad mokytojų dirba, aš nežinau, kuo jis dirba. O tai kur jūsų konteineriai yra? 19 konteineriai va ten už darželio yra. Nu ten už darželio, tai kur aš eisiu už darželio, jeigu mano čia konteineriai. Nu bet tai palaukit, ponas, nebėkit. Aš jam paaiškinsiu, mes pirmą kartą susitikim. Palauk, ponas ramiai, gerai? Ponas ramiai. Paimkit skandalį. 17 namo, mes visi mokam, ne? Mes visi mokam ir nešam šiukšles čia. 19 tavo namo, savo namo yra konteineriai tenai. Išsiaiškina, palaukit. Aš nesuprantu, čia durnių kažkoks rajonas, durnių miestas, visi stebuklai stikę, aš nesuprantu. Tai palaukit, išspręskime šitą problemą. Tai jūs turite nešti. Tai palaukit, tai viskas tas, palaukit, nebėkit, čia yra problema. Namas moka už šitus konteinerius. Mano konteineriai yra, kur yra... Už šitus konteinerius jūs mokate? Čia ar ne, čia aš moku už ką? Už moku už konteinerius. Už 19 namų konteinerius. Palaukit, nebėkit. Už šitos moka aš moku, visas Gumuliauskai moka, Stonkai moka, visi moka. Nusiraminkit. Kas čia per televizijos jūs? Nusiraminkit. Kiek aš galiu mokėti? Palaukit. Paskutiniai, va, pilnos krūmos, tau nebėra, kur dėčiau. Aš net patraukit, prašau kameras, aš nenoriu, kad mane rodytų. Taigi ir parodys, supranti, kad ką parodys, visas namas mato, kaip tu nešiš nuo 7-15 lygis, jis nešiš. A tu kojų neturi, kad negalėti savo konteinerį padėti. Taigi moki pinigus už 19 namų. O jūs bent jau rūšiuojat šiukšlės? Ne, čia... Rūšiuojat šiukšlės? Aš einu iškviesiu policiją. Tai kad čia nėra to rūšiavimų, ką čia rūšiuosi? Kągi, pabėgo tas žmogus, kuris meta. Ne, jisai man sumokės, man nereikia, žinokit. Ačiū už jums už pagalbą. Jeigu ką, Giedrius Savickas, 67 būtas, šarvuotos durys su 3 akytom. Nu, ten pamatysit prabangiausias. Gerai. Pamatysit, susimokės jisai man irgi. Gerai, viskas aišku. Nu ką, gamtos patruliai nesprendžia kaimininių santykių, mes tiesiog sprendžiame gamtos problemas ir tokius žmonės, aišku, kaip Audrius Bružas, na ką, jos reikia gaudyti ir bausti, jiems sunku nueiti iki konteinerio, kuris yra ten už darželio. Čia bausi, čia nepribausi, čia suprantat, reikia, aš nežinau, į teismus eiti, aš nežinau. Gerai, ir linkim jum nesipykti su kaimynais, palaikyti gerus santykius. Ne, tai tave ir paims tą policiją, klausyk tu. Klausyk tu. Šitie ponai viską išsiaiškins, viskas tvarkoja, svarbu, kad jie rūšiuoja šiukšlės. Nu, bet jeigu žmogus moka, tai gal moka jisai už savo konteinerį. Aš tave į konteinerį išmesiu, pamatysi. Patį įkišiu į konteinerį. Bent žiemą apšyla žmonės. Viskas tvarkoja. Gerai, važiuojam tada mes į Čiboniškių miškelį.